Nesėsk pirmoje vietoje. Jėzus sako tai ne tik to laiko žmogui, jis sako tai tau ir man. Prisiminkime, kiek kartų mes sėdamės prie stalo su šeima, su draugais, su visa bendruomenė prie Eucharistijos bažnyčioje. Ir tada kyla klausimas, ko ten atėjai, ko tu ieškai, ar garbės pripažinimo pirmųjų vietų, ar vis dėlto trokšti perkeisti savo širdį į tą, kuri moka gerbti ir nuolankiai mylėti. Jau patarlių knygoje girdėjome, kas skaitė, žmogaus puikybė jį pažemins, o nuolankios dvasios žmogus bus pagerbtas. Manau, Jėzus nori per šitos žodžius, kad mes, kurie sudarome Kristaus bendruomenę, žvelgtume ne į save, ne tik į save, bet į kitą. Ne savanaudiškai, bet su pagarba. Ne kovodami dėl pirmųjų vietų, bet leisdami, kad Dievo meilė skleistųsi per kiekvieną iš mūsų. Palaimintos jums dienos.